ką, burbuliukai, nustebinau? Pažiūrėkit, koks aparatas. Pusė manęs. Kai vakar gavau, mačiau, kad didelis, bet kad toks didelis, tai neįsivaizduojat, kaip eilinis japonas 800 metais galėjo jį panešioti. Jisai nešiojams yra, dedas elementai. Ir va, matot, kaip jis čia, ir nutariau aš jumis nustebinti, aš pats save nustebinau, parsisiūzams į. Vienas žmogelis man paskambino, sako, norėčiau, ar galėtum parsiųsti Sharp 99 bamboksą. Aš žinau, kas yra bamboksas, bet kad toks bamboksas, tai tikrai nežinojau. Čia yra 909, identiškas aparatas kaip ir 999, bet matyt, ten kažkokių biškį turi skirtumų, pribambasų daugiau galbūt, žinai, bet taip tai vadydžių ir visko, jau aš čia jį apsivaliau, buvo visas pageltonavęs, čia daug įdėjau prakaito, šveisdamas, valydamas, tai va, galite pažiūrėti, čia nusiėma dangteliai, va, galite pamatyti, kas čia toksai. Tai čia yra vidutinis garsas, aukštieji, nors gal čia yra dar aukštųjų, bet čia gal yra aukštųjų galų. Čia yra žemadažniai, va čia yra reguliuojas, galima padauginti, pamažintų, baso, kaip sakant. Dar čia yra filtrai, kaip ekvalizeriai turintis. Tai aišku, jisai groja, kaip, sakant, to bosą ant didelių nepagruosi čia jos ir garsakalbiai išlakstys, suplyš. Daug jisai garsas sukel, bet, taip sakant, popieriniai garsakalbiai tais laikais nemokėjo pagaminti basavyką, kaip reikalas, kuris galėtų normaliai groti, bet va, toks įspūdis, visus tus chromus apsivaliau, čia viską, visas rankenėlės nuvaliau, čia priekį nuvaliau, čia buvo visiškai geltoni, čia viršus geltonas, antenos irgi kažkur numes buvo matyti ir jisai turi 2 kasetės. Kairioji atkurianti, dešinioji atkurianti rašanti yra padaryta. Viskas mechaniniu būdu valdoma. Ir čia dar apšvietimo nėra, į vidų dar nelindau, tik paviršinius apvalimus padariau, į vidų reikia čia apšvietimo nėra, bet čia kažkur dar. Norėjau jums supažindinti su Sharp firma, kurie gamino vadinamus bomboksus 909. Man įspūdį padarė, žinokit. Tokį, aš dabar bandau įsivaizduoti tokį 800 metais Japoną, nešantis tokį, ten jisai, tikrai sunkus yra jisai, kiek jis čia galėtų būti. Sakykim, 10 tikrai, 12 kilogramų gal. Tai va, įsivaizduokit, kaip reikėjo įnešiotis, Japonui ypač mažam. Nežinau, pas mumis kažkas gal turėjo, aš kai tarybiniais laikais tai net nemačiau jo, nei per televiziją, nei spaudoje, nei dar kažkur. Tai dabar susipažinau su tokiu aparatu, tai malonu tokį aparatą žiūrėti ir turėti, tikrai kažkam tai parodyti, pasigirti. Pagroti galima, gal į kampą įsinešti, visai neblogai groti jisai.
Žinoma, tiktais reikia į tą čia. Kasetinis pirmas groja, antras, iš pradžių antras grojo, pirmas negrojo, o dabar pasileido antras, pirmas negroja, tas antras negroja. Tai nežinau, reiks lystinai tepti, diržus, viską vienu žodžiu. Čia tik pirminis, o taip, bet veikia, bet atrodo įspūdingai. Tai va. Gal kas irgi sumanysi tokį įsigyti. Va. Parašykit. Dar gal susitarsim, gal šitą aparatą, gal kitą jums kažkokį reikia, bomboksą. Yra ten ir pionierius yra toks neblogas, bet manau, kad Sharpas didžiausias. Mačiau pionierius toks tai yra, gan ten bomboksas su 4 garsakalbiais, biškį gal bus mažesnis, bet nemačiau aš natūrą jį. Paskui dar mačiau, užmiršau, kaip ten vadinas, gan gražiai atrodantis. Tiesa, teko pastebėti internete, kad šitos Sharpus gamino Toyota. Buvo parašyta ne Sharpas, o Toyota. Įsivaizduojat, kai žmonės darė, kad užsidirbt pinigus. Mes žinom, Toyota yra mašinas gamina, bet Toyota yra tas pats modelis Toyota. 9, kažkas irgi tie skaičiai ten. Tai va, tai matot, ką aš jums šiandieną pristačiau. Kaip atrodo, pažiūrėkit, kaip aš jį eičiau su juo. Eina. Kaip aš atrodyčiau? Ką? Su tokiu magu? Žinau, kiti yra ką reikia. Sunkus. Tai va. Supažindinau, kaip sakant, su savo tuo. Yra radijas. Čia kaip equalizeris reguliuojas yra, paskui bass sistema daugiau bosų žemiau galima pareguliuoti, paskui čia radijas reguliuojas, čia dar nežinau kam per. Va, kažkokios programas eina nustatymai, aš dar nebandžiau, viskas prieš akį. Bet tokį aparatą, kaip sakant, savo kolekcijai tikrai turėtų, nes daugiau jų nieks nebegamins. Šiuolaikinis bombokselis nedidelis, o basas ten eina rimtas. O čia gabaritai. Tai va, čia buvo Laurūnas. Ir aš norėjau pasidžiaugti ir savo džiaugsmų pasidaryti su jumis. Tai va, iki sekančių kartų. Ate.